Nu labas, išėjau iš viešbučiaus lauko, kol atvažiaus gids pasiimti. Tai vėliau užsisakiau iki pavėžėjimą, iki tam tikros vietos. Pasakysi, kad trompuosi eiti ir lekam. Eik, tu sako, papsikni savo. Tokia pat mašina atvažiavo Renault Jauda. O man irgi Renault Jauda. Tinas kažkokį medical service kažkas tokį ir aš priejau jau prie tos mašinos, norėjau lėpti. Oh my god. Iš tikrųjų, už vakar pasivakščiojim kalnus, man teiks kaut blauzdas, ektų savo. Ryt, ką reikia lėpti šlaus, atrodo kapsėnį, įsikijim, spintelis visur. Nelok. Tik arčiau prieint, to šuniais loti pradėt. Nu, tai, bet aš per prievartą atsikėliau ryti ir per prievartą lankstau tas kojas biški. Nes į dabar reikės eiti lėpti visur aukštą, taip nežinau, ką bus. Ką bus kietą dėin, gal prasijudins. Sakė gids, kad čia bus labai daug žmonių. Kartas bus grūstis, tai nelaukti, tiesiog eiti pro visus lysti ir praeiti tiesiog reikia. Nes, tipo, kiti tiesiog tenas stov, ten kur 20 žmonių ten grupė, ne? Ir jie tiesiog nikur neim, tai tu gali ten pralaukti, prastovėti ilgiausiai. Ir dabar šitą. Žmonės už nugaros irgi ten yra. Tipo. Galėtų nebūt, bet tokio veito esam, tai čia nebemandravuk. Džiaugiuosi, kad šitą padarė. Tai šiaip džiaugiuosi, kad nesu kokį grupę einu. Labai nenorėčiau, labai gera, kad atvež paleid į tu eik. Atpareisi, parvešim. Viskas. Aš nesuprantu, aš paėjau kelis minutis, o jau tiek nusileidau žemyn. Kurį tas bokštėlis aš ten pradėjau. Kaip? Kažkaip nesąmoninga čia tai atstumą. Aš pamačiau trumpesnį kelią, ką čia norėjai. Nusiraks, o nenusiraks. Gliam nepralysiu jaučiu. Gal einu geriau. Asfaltas. Reikia lėpti tokias didelės laiptas. Belė kiek skaudė. Šiaurė. Aš galvau, kad prasimankštins, tipo, kažką išsivakščios. Ne, skaudė lėpti. Nežinau, gal tiesiog šautinus klausimų vaisto įvaryti. Pelė, kiek plėž blauzdas. Tokia šitą laiptuką. Nu ir biškito aukščiaus. Nu, žodžiu. Žinot ko, davai pakomentuokit, kur nors. Tipo, duokit kažkokių konstruktyvios nuomonės, kažkokį patarėjim. Ko trūks, tada kažkon. Važiuoju, man atrodo, kad aš viskon blogą darau filmuodam. Viskon. Tai, gal kažkon biški man reikia pasakyti, kad aš kažkon padaryčiau kitaip. Man atrodo, kad aš filmuoju kažkon, kon matau, tai gal savo veidelį irgi reikia nufilmuoti. Nežinau, man taip atrodo, kad kažkas negera. Bet taip turbūt. Taip atrodyti, jei gal viskon gera dara, tai netobulės. Tai va. Ačiū, lauks komentarų. Visur sunkas vandenuks. Kaip gera atrodo. Sakau, aš net nesuvoku, man atrodo, kad čia filmas yra. Net nesamuoju. Bėgu fontana, švies gyvenim norėjau pamatyti. Kalna, kokiai. Nesamuoju. Netiku, kad čia esu. Net neatrodo. Visai netiep, kaip žiūrėtum per televizorių. Atrodo, kad čia Instagram ar Reelsą, kokį žiūrėčiau dabar. Nikap. Pažiūrėk.
Nu, mokamas dušiukas. Lašų galvos. Ujas, Mari. Čia biškė aukšta. Nasipaškik. Nasispjaudik. Panta. Tai kartai tu monis. Jau čia valgytum jėdaučiau ko nors, ne? Davai paiškokiam. Eik, tu savo teik laik filmavau ir kažkoks blurs užsidėjai, bet vis teik įkels. Nu, teik. Imk. Imk, liūkė. Čia, mėly žiūrovai, yra levados. Koks švarus vandenuks. Aš tai gerčiau, bet visai geriau negerti. Nu jo, nes tipo atvira čia. Koks paukštėlis biški. Gali kur nors įmėsti. Tai jo. Bet gerčiau, dzin, nemanau, kad kažkas atsitiektų. Čia ir tokiai žmogaus sukurti. Nežinau, ką pavadinti, kanalą, katras atkeliaun vundau iš kalnų ir tas visas vundau ir skirts drekinti laukam. Nu, laukam, nežinau, čia ne laukam, gal reikia sakyti plantacijom. Tai va, kur vien banalus visuotus, tai iš čia parbė vundau ir drekin, žodžiu, tas plantacijas. Ir čia tos levadas yra pačios seniausias. Aš tuo, blem, kaip čia reikia sakyti, blem, nu ne 1900, bet 1800 iš tų laikų, jei neklystu, nu, blem, gal dar senesnis, jeigu 800, tai nebūtina 1800. Tai jo, tai gal iš 800 metų čia nors ir. Nu, žodžiu, reiks pasiguglinti, gal užrašys. Jo, nu, bet aš ką, vėl nenoriu pasirodyti durnėlį, bet nesidomėjau visiškai. Aš jau kelint kartą pušau varau, nepasidomu iš anksto. Sakiau, šį kartą jau tikrai pasidomės, kur varau. Bet kažkaip taip dirbau daug, kad žiūrėjau tik tas kornų valyti. O kas ten ir kokia ta istorija, nebuvo laikinį pasidomėti iš tikrųjų. O dabar čia atvarsiu irgi knygų neskaiteisiu. Tai va, tai dėl to tiek ribotą galiu papasakoti. Šiaip čia ir šalta iš tikrųjų. Visai jokios saulės nėra. Atsiprašau, kad kartą aš čia girdas toks nemalonus garsas. Tur toks perzdėjus toks šniuriokam telefoną, kad neišplieštų iš nagų. Nieko prasilenkti. Da, paren. Nu, greičiau nesupranti. Ar negalvo, kad viskas sukas apiems? Balg, neties prankas čia praleidoms. Juokauju. Man tai tokį mins, ką reikėčiau pastatyti. Tai turėtų turbūt su šerpas nešti cimont kažkon, ką pamūriai toks tas griuvis. Kaip sunkiai, gal su kokias asilas eidau senovė. Nu jo, tikrai juk nesu helikopteriu. Eik tu savo. Nežinau, gal reikia prisėsti pabūt biškį. Atvirati.
vakar žiūrinėjau savo nuotrauks. Biškį pasifotkinau čia, būdam. Ir kažkaip žiūriu, ai, blem, bet čia galėčiau to veito biškį pasistengti su figūra, čia galėčiau, pasigalvoju, skaisti. Tavi tas kūnas čia atneši. Tu turi būti dėkinga, kad tokį turi. Aš einu dabar siaurų takeliu. Tikrams, jis siauras. Būdams storesnis, tu čia net nepraeitum. Nu, iš tikrųjų, ta prasme, bloga būtų, negera. O aš kažko čia dar pergyvenu. Eikit. Galiu aš pasitengti, jaustis geriau panašiai, bet nereikėtų čia dabar jėsti vis dėlto įgriaužti, kad ten kažkur biški kažkas čia tada dar negera. Ir dar vienas dalykas, dėl ko taip sakau, nes buvo toks mets, kada, kaip čia pasakyti, labai klausiau, kur vien žmogus sako apie mano išvaizdą. Nežinau, kodėl man tuo metu atrodė, kad reikia manęs klausyti to žmogaus. Ir žiaurė kūda buvau. Kem 9 pem sverdavo. Dabar sveru šiem 2, man atrodo. Žodžiu, tai, biški buvau skirtumėlis. Negera buvau. Nelabai ten aš valgiau kažkon. Silpna tuik buvau. Nors dabar nepaskaičiau, kad stipriai jau labai jautus, bet, esmė tami, kad kaip gali dasivaryti klausydams netinkamų žmonių. Pradžiau jaučiau kingą. Mėly žiūrovai, mes priartėjome prie, ką vadinasi, prie 25 fontanų. Nežinau, kom pasakyti. Patylės. Aš jums tik parodysiu, aš patylės. Nerekčiau manis. Aš jums parodysiu. Eik, tiesiog. Žinokit, nesimaudyt, labai šalta čia. Net ne tai, ką hundau šalta aš nebijau, bet laukiu šaltumo, dabar rankas šalt. Yra, grina, kaip rudenį, tiesiog sustingusius rankas. Šitai tikra vieta, labai gražiai atrodo, labai. Atrodo, kad pačiu laiku atėjau, nes dabar tiek žmonių. Ir reikia judėti iš karto atgal. Kartu su paukščiai suvalgėm beigelį. Eik, tu savo kokiai tai paukščiuką bandžiau pagauti. Žinot, ką prasidėjo visi siaubo filmą. Nuo pasakymą, aš žinau trumpesnį kelią. Kondavai padariau, iškau trumpesnį kelią. Arba bus geriau, arba nebus geriau. Pamatysim. Kol kas tai džiaugus, ką pasirinkau. Trumpesnį kelią. Nes čia labai gražiai. O kur mums nuves? Kas čia žien? Vis tiek kažkur nuves. Kur į civilizacijai tai dzin. Pažiūrėkit jūs. Oh my god. Aš esu po fontanu. Ne fontanu. Aš esu po kriuokliu. Eikisa.
Radau, ko ieškojau. Laurų lapā. Buvo į pakalnį, kai jau kap nukrės, kad niks nebrastų. Šitą neblogas šakėlis toks atrodo. Va, žygis kapi baiginėjęs. Apačio buvau kavinokį, bet nefilmavau. Nu, kas ten įdomaus? Į kavinokį viskas. Kava visada gražiu veikia. 3,60 €. Tai apačio galėjai pasiimti autobusioką už 5 ar 8 eurus ir tai tave parveži virš, nu kur pradėjom eiti, bet galvoju, jam pasivakščioti daug laik tur, bet eik tu savo. Nėra čia sunkiai, bet tiesiog vis laik lipi virš. Tai va, tokį keliuką. Pašnekinau tokį mergaitę, kartu su to pačiu autobusu, kad važiavom iki čia. Tai iš Anglijos, pasirodo, irgi solo varvein pat. Tai nuo šį pirmą kelionį buvau. Tai fainė tokį bendrą mintį surasti, sutiekti. Tai biškį paėjom kartu ir ant stoj pailsėti, galvoju, einu dausanai tiesiog pabūti vienai, nereklysti tiekis. Fainė šiaip papliurpti. Ir kažką pašnekėjom apie tas keliones. Sako, rekomenduotum nuvaryti. Aš aišku, Slovakija. Daugiau nikur nebuvau, step. Labai kur gamtos būtų. Mano sakė, manis irgi ten miestą nelabai duomen. Tai va, pašnekėjom. Sakau, kad Slovakijoje nelabai kas šneka anglišką. Sakau, aš jau nėra ką gerą šnekėčiau. Sakau, bet ten išvis sunkiai. Tai sak, ne, sak, tau anglų, sak, visai neblogai, tavo gera, really well, sak. Tai ta fainė, galvoju, gera, liuks. Aš šiaip vis laik kažką galvojau, kad, aš suprantu daug, mintys gali pasakyti, bet realybė atrodo negali pasakyti, ko noriu. Bet kada per reikalas, kad turi šnekėti, tai gaunas kažkas. Abereks indus ploju ten jums. Ar aš filmuoju iš tolika? Taip, aš filmuoju iš tolika, nes už durų į toks triukšmas, kad neįmanom iš jos susišnekėti. Tai atvažiavom į Pončios barą, čia tas legendinis, kur valga reišutus ir lukštus mėtim džėms. Tai labai fainė, labai džiaugus, kad pamatysiu toks grina jau madeiros dalykus. Esmė tokia, kad turėjom riešutų ir anus išlukštenį, o šiukšlis meti ant žemės. Kažkaip net sunkiai atrodo tai padaryti. Tiesiog visko ant žemės. Ir užsigeri Pončios. Vai mandar fazer o extrato e estas vai ler o povo. Sveikučiai, paskutinę mano filmavimą ir tokie biški palaidi, žodžiu palaidi. Truputėlį turiu laiką, šiandien paskutinį dieną čia, tai parodysiu vadinamus tourist traps. Tai čia yra toks veitas, kur ir prikreipiami turistas, sakykime, kur reikia pamatyti, reikia nueiti, o tinas tave skemėm, tai apgauna. Tai aš varysiu vieną iš tokių veitų, tai yra turgus, turistų turgus, tinas kainas yra ženkliai per didelis, tai tinas pardavinėjim vaisiai, viskai panašiai ir pabandysiu ten eiti ir parodysiu, ką viskas vyksta. Uždaryta. Blemba. Nu gal atsidarys neužilga teis da.
ir pasėmiau tinginį tiesiog. Bet čia tas viens iš pistacijų. Tu atneš gėrimą, einam tokią tradicinį. Tai labai keista, sudėtinau, bet paragausiu. Pirmiausia, paragausiu gėrimą. Tai toks vadinasi Nikita. Ir padaryts iš alaus, vyną, kažkokį ten sirupą ir vanilinių ledų. Įsivaizduojat, alus, vyns, vanilinė leda. Nesąmonė, bet sakė, kad labai skanus. Iš tikrųjų labai geras. Ir paragausiam portugališką tinginiausią. Oi, koks. Sudžavytas vaizdas. Ir kažkokiam žodelėm. Tai gėriams ir paragėlis kainavo 17,25. Labą dieną. Šiandien ir paskutinį man daina Madeiro ir aš varau pasidaryti tatuiruotę. Nors ši kelionė ir tokia on the budget, bet tą tatuiruotę pridėkiam čia tiesiog kaip atskirą dalyką, neskaičiaukiam prie kelionės. Tai va, lekam. Ir tu saka, nedaryk kvailų dalykų, kabun kelionės kartą, tatuiruotę pasidariau. Bet ne jau pas belekon atsirinkau, tikrai jau normaliai. Taigi, lieka labai nedaug iki išvažiavimų. Ir kokius mintis kels. Kelionė labai vykus. Viskas labai fainai, labai gera. Yra dalykų, kurių nepadariau dėl ne visai palankaus oro, bet visumą viskas labai gera gavos. Esu laiminga ir patenkinta. Turėjau nuotykių, katrų nefilmavau, nerodžiau, bet, nu, žodžiu, ir dalyką, katrus noriu savai pasiliekti. Bet pamačiau savi gal biški kitokiom spalvom, biški dar gal kitaip atsivėrimas tiems. Tai esu patenkinta ir labai gražus dalykas ir kelionės. Visiems reikėtų tam patirti. Dabar sėdėjau restorane, tiesiog pasėmiau Madeiros vyną paragauti, nes čia mums toks labai, sakykime, rets ir nedaug ganotė pagamin. Ir buvo fainai stebėti žmonės, žiūrėti, ką panei algas, ko nei veik. Labai gražu buvo matyti turistus. Ein, porėlis, jau matos išgėrus kažkam linksmi, tokie atsipalaidaviai. Labai gali pamatyti, katrai žmonės ir turistą, katrai ne. Lygiai taip pat man sakė, iš karto mataus, kad esu turistė. Nežinau, ką dar pridurti, bet norėčiau, kad visą laiką mano dainas eitų va taip. Mylu savo darbą. Mylu šiaip lietų telšius, mylu būti su tėvas panašiai, bet labai didelį mano širdies dalis yra visam pasaulyje, ne tik